Taigi visi, kurie dabar mane girdi, visus kviečiu susirinkti prie scenos čia, nes jau už 5 minučių pradedam valgyti blynus. Vyks blynų valgymo varžybos. Dalyvių jau tikrai nemažai ir dalyviai tikrai rimti. Reikia jiems palaikymo, stipraus palaikymo, nes dalyviai nori laimėti, visi nori laimėti. O be komandos nei vienas dalyvis negali laimėti. Taigi kviečiame visus prie scenos lygiai už 5 minučių. Jau atėjo 14 valanda, kai mes skelbėme blynų valgymo konkurso pradžią ir mums reikia dalyvių. Taigi dabar visi dalyviai, kurie užsiregistravę, pakelkite rankas. Ar visi čia esate? Visi. Pakeliam rankas aukštai. Labai gerai, čia patys stipriausi dalyviai. Na ir pirmas dalyvis bus Augustinas. Augustinai, tu čia. Taigi prašau, užimk pirmąją vietą. Antras dalyvis yra Elmantas. Elmantas čia. Elmantai, kaip nusiteikęs? Laimėsi? Super. Tomas. Kur yra Tomas? Ar yra Tomas? Toma, atsiprašau. Bergina, Toma. Kur? Tomos dar nėra. Gerai, sekantis. Šarūnas. Kur yra Šarūnas? Nėra Šarūnas. Sonata. Blynų valgytojo Sonata. Pakelk ranką, Sonata, jeigu tu čia esi. Sonatas taip pat nėra. Erlanda. Paulina. Na, atrodo, visi pabėgo. Blynų daug prikepė, visi pabėgo. Konradas. Va! Duok 5. Ar pasiruošęs laimėti? Šaunus, jas. Kęstutis. Kur yra Kęstutis? Na, ir Kęstučio nėra. Jurgita. Luka, mergina, Luka. Kur yra Luka? Labas Luka, prisės. Mantas Mikulis. Kur yra? Va, Mantai, duok 5. Šaunuolis, kiek blynų suvalgysi? Bet daug suvalgysi, šaunu. Viktorija Žemaitytė. Čia Viktorija, sės prie stalo. Benas? Na, Benediktai, kur tu, Benai? Ar yra Benas? Va, Benas, su kokia gražia kepurė. Sės Benai prie stalo. Mindaugas. Va, Mindaugas, šaunuolis. Pijus. Kur yra Pijus? Pijus, sės prie stalo. Marija. Ar yra Marija? Va, Marija, sės. Simonas. Kur yra Simonas? Simonas čia. Simonai sės drąsiai prie stalo. Tomušas. Va, Tomušas. Sės Tomušai prie stalo. Ir Aurimas. Aurimas čia. Labai gerai. Mūsų valgytojai jau sėdi prie stalo. Ir noriu paklausti. Mes esame visi Kauno zoologijos sode, ar ne? Ir kiek yra pačių geriausių Kauno zoologijos draugų? Kas esate draugai? Pakelkit ranką. Visi esate draugai, ar ne? Žiūrėkite, dabar jums visai šalia stovi toks gražus namelis su 2 procentai ženkliuku, ar ne? Jums tai nieko nekainuoja ir nieko nereiškia, zoologijos sodai yra daug. Užsukite ir suteiksim visą informaciją. Jūs padarysite labai daug. Na, o dabar einu pakalbinti blynų valgytojų. Taigi, pirmas valgytojas, kaip nusiteikti? Gerai, specialiai nevalgiau nieko. Nieko nevalgai? Nieko. Bet sako, kad skrandis susitraukia, kai nevalgai. Tai gerai, dabar pati proga praplėsti. Supratau. Gerai, na, o tu, kaip tu? Aš vieną blyną suvalgiau, bet pas mane labai greitai virškina. Tu vieną blyną suvalgiai, bet pas mane greitai virškina? Super. O tu nevalgai blynų? Nevalgai. O tai kuris suvalgysi daugiau? Mantas. Tai nusiteikęs man tai laimėti, taip? Šaunuolis, duok 5. Na ir ar visi valgytojai pasiruošę? Dabar mes visi paskelbsime startą. Skaičiuosime 1, 2, 3 ir valgom. Blynai turės būti tuo jau atnešti. Valgytojų užduotis bus labai paprasta. Jūs turėsite kuo greičiau suvalgyti blynus. Yra 3 prizinės vietos. 1, 2 ir 3. Pirmas, kuris suvalgys greičiausiai, gauna 1 vietą, o kiti 2
antra ir trečia. Taigi, sėkmės jums ir jau blynai beveik padėti. Tai žinoma rankom, negi kojom. Dar viena taisyklė. Kai suvalgote, pirmasis, antrasis, trečiasis ir taip toliau, turite ištiesti abi rankas į viršų ir aiškiai parodyti savo burną, kad jau tikrai viską suvalgėte. Ar viskas aišku? Super. Labai gerai. Taigi valgytojai jau pasiruošę. Dabar mes visi palaikantis skaičiuosime nuo 1 iki 3 ir sakysime garsiai valgom. Taigi, 1, 2, 3, valgom! Jūs pažiūrėkit, kaip jie valgo. Valgom, valgom, valgom. Blynai labai skanūs, jūs tiesiog dar jų prašo. Įsižiojam! Nieko, pirma vieta! Super, pirmas jau yra, pirmas suvalgęs, valgom toliau, reikia antros ir trečios vietos. Na ir kas bus antrasis suvalgęs blynus? Pirmoji lipa mergina. Na, ateik. Taigi pirmoji vieta tai šitam vyriškiui teko, taip? Na ir pasakykit, kokią strategiją naudojot? Kaip valgė taip greit? Stebuklingas eleksyras. Stebuklingas eleksyras. Bet kodėl kiti neusigerinėjo, o jūs susigerinėjot? Aš priešininkam dalinau, dėl to jie nebaigė valgyti. Tai strategija labai paprasta, ar ne? Na, antroji yra... Koks tavo vardas? Viktorija. Kaip tu sugebėjai aplenkti visus berniukus? Atsikimėtėti? Na ir trečiasis yra... Augustinai, tu užėmėjai trečią prizinę vietą. Kokia tavo strategija? Tiesiog valgyti. Tu visada taip greitai valgai blynus? Ne, labai sunku iš tikrųjų buvo, nesitikėjau. Nesitikėjai, kad bus taip sunku. Bet užgavėnės tavo mėgstamiausia šventė. Viena iš mėgstamiausių. Nes yra daug blynų. Super, paplokime. Taigi noriu įteikti patį pirmąjį prizą pačiam mūsų kiečiausiam valgytojui. Ir sveikiname jį su laimėjimu. Paplokime visi. Na ir antroji mūsų mergina, kas galėjo pagalvoti, kad laimės mergina. Bet dar stipriau paplokime mūsų antrosios vietos prizininkai. Na ir trečiasis mūsų laimėtojas, iškovojęs trečią vietą, taip pat puikiai valgęs blynus. Sveikinu, Augustinai. Super, štai mūsų visi dalyviai, kurie valgė, kurie stengiasi. Ir paplokime dabar dar kartą likusiems, kurie nelaimėjo, tačiau stengiasi. Labai gerai, ačiū Jums. Na, o dabar scenoje išvysite grupę, kuri groja įvairiais instrumentais. Ir tokiais labai įdomiais netgi, ar ne? Jie padaro tokį įdomų labai garsą, kurį mes tikriausiai žinome iš senų laikų kiekvienas. Ar ne? Ir tai yra viena populiariausių grupių Lietuvoje. Tai yra Sadūnai. Foxtrotas, gas 6-9. Dar vienas derinas. Truputį pankstą programą, tai mes laidų nespėjom susikišti. Nu, stiprintuvus mes turėjome omeny.
Visiems.